Kokios sveikatos rizikos yra susijusios su menopauze? Aš esu Rita, menopauzės wellness praktikė ir šiandien pasidalinsiu apie 6 pagrindinės sveikatos rizikas. Pirmas - tai osteoporozė. Mažėjant estrogeno lygiui mūsų kaulai tampa trapesni ir didėja lūžių rizika. Antra - širdies ir kraujagyslių ligos. Beje, rizika dar daugiau išauga toms moterims, kurios įžengia į menopauzę 45 ar anksčiau. Trečia - insulino rezistencija, kuri gali lemti metabolinį sindromą ir antro tipo cukrinį diabetą. Sekantis yra neurouždegimai. Jie atsiranda, kuomet ilgą laiką organizme vyksta uždegiminiai procesai ir taip tie uždegiminiai procesai pažeidžia mūsų smegenis ir gali išsivystyti Alzheimeris ar išsėtinė sklerozė. Sekantis - visceraliniai riebalai, kurie didina riziką širdies ir kraujagyslių ligoms, antro tipo cukriniam diabetui ir pažinimo funkcijų sutrikimui. Ir paskutinis yra sarkopenija, kuomet mažėja raumenų masė, mažėja mobilumas ir didėja rizika nukritimams bei lūžiams. O jei menopauzės tema šiuo metu tau yra aktuali, kviečiu pasekti.